važiuojame su keliu į prieplauką, kur mane nugabens į Nusapenydą salą. Tai pasiimu, galima sėdėti, žinokit, kaip ant kaburėtės tokios. Tuo pačiu žiauriu baisu. Ir važiuoti bendrai 4 minučių primeskit. Nekas. Ką aš jau 3 valandas atvažiavau nuo Aying Waterfall į Kutą, grąžinau mopedą ir dabar mane nuvežė, kaip matėt, taksistas, mopedistas iki Harboro. Tai bilietas kainavo 150 000 vieną pusę, tai čia 7 eurai kažkur. Tai nežinau, apskemino, neapskemino, pamatysim. Gražiai atrodo pasitikimas čia. Čia galva kaip ir, čia galas. Va, čia tokia įlanka. Atrodo, kad ramus vanduo. Tamsuma. Ką, jau įsikėliau į viešbutuką, tai čia reikės dalintis su kitais. Tai va, pažiūrėkit, su kokiu vaizdu viešbutukas čia. Va, viešbutukai, tai reiškia, dalinsimės kiekvienas po 8 kambariuose. Bet va, realiai 5 eurus kainuoja. Tai ką, prasideda lietus, bet zin. Pasimiau lietpaltį, tai varysiu patyrinėti porą klifų. Nes jau nusibodo prie baseino gulėti, realiai valandą pragulėjau. Tai nėra kas veikti, tai varysim dabar tyrinėt. Primeskit, koks lietus. Ką vakar davariau iki klifo, matėt, koks lietus buvo, tai važiavau ir sako, sorry, klifus uždarytas, tai ir net neleido nusileisti. O ten filmuoti nelabai buvo nuotaikos. Bet pažiūrėkit, koks vaizdelis dabar iš ryto. Tai šiandienos planas, va dabar varyt snorklint, 3 valandas, 3 spotai. Tai iš karto iš viešbučio pasiimu, kad nuvežtų, parvežtų, nereikės rūpintis pačiam su mocu važinėtis. Ką dabar varom snorklint. Tai ką vežamės kaip parašiukus čia, kaip vietinius. Būtų įdomu, jeigu auto įvykį papultumėm, kaip čia visi driftumėm. Baigiam plaukimą. Pirmam spot realiai nieko nepamatėm. Pirmam spotui tik prigėriau labai daug vandens. Ir ant antro spoto jau žiauriai buvo bloga, tai biškį šliauką paleidau. Tai niekaip negalėjau atsipeikinti, bet ten kiti, kurie nardė šito pačio laivo, tai sakė, nieko nematė. Realiai mažas žuvytis ir tiek. O aš kai ten privėmiau, tai ten aplinkui man net buvo žuvyčių labai daug. O ant trečio spotą tai realiai vienas vėžliukas ir viskas. Tai iš tikrųjų nieko gero, labai nieko gero. Gal kitoj valstybei pasiseks labiau. Ten bus gal ramesni vandenys, tai matysim, kaip nekas seksis. Dabar ką, keliausim į viešbutį, pailsėsiu kažkiek tai ir, manau, reikės varyti patyrinėti salą, nes šiandien labai geras oras, saulė šviečia, rytoj nusimato labai didelė audra, tai, manau, reikia viską išnaudoti per šiandieną. Ką tikslas dabar varyt ten ir taip nulipti. Žmonių tai kosmosėlis čia.
Ir patį negražiausią dalyką tuoj parodysiu, ką padarė būtent ant šito klifo T-Rexo. Kranas to ir tuoj pamatysit, ką jį ten daro. Lauja ant turistų. Realiai va kokia nesąmonė čia daro, kad nusileist realiai. Va, kiek aš atsimenu, prieš 5 metus buvo tik va šitas ir va tie du. Čia viską pristatė. Nu ir logiškai šita šventykla buvo. Prie šitos šventyklos tai mane užpuolius buvo beždžionė. Kiek žmonių laukia, kad nusifotkint. Kokia eilutė, ten dar turiu. O taip močiutės lipo, o po to nesuvokė, kad reikės grįžti per tą patį takelį. Galingai atrodo čia su uolos. Nu ką, varam į apačią. Vandens turiu, vaisių turiu. Va, kokie nesąmonė stato. Žmonės lipo, žiauriai pavargė, tokie prakaitės pila. Tai aš pilnai juos suprantu. Nes primeskit. Ant kiek va dabar prasideda hardcore'as. O po to ten visai jau reikės vos ne 4 lipti. Tai aš realiai taip pat atrodysiu kaip ir jie. Bet paplūdimys tikrai vertas to. Čia tai man patinka. Tik 5% dar liko, bet vaizdelis. Keliukas tai šakis. Aš dar skundžiuos. Aš kaip prieš 5 metus buvau, tai mes čia varėm ir susipažinom su vienais lietuviais. Tai vienas bičas tai varė su sulaužyta koja, ar tai išnarinta koja berods. Jos manau dabar ir su išnarinta, ir su sulaužyta. Bet realiai su ramentais. Tai jis ten trypčiojo, bet jam tai didžiausias respektas, nes taip nuvaryt aš nežinau, ar aš sugebėčiau. Santauta, jeigu žiūri, tai tau respektas, kai taip variai. Kai kabarojasi, panelė. Kaisto tu mano šakis. Dar porą metrų ir viskas. Bet kai grožis. Realiai kaip vaikas ant kranto. Geriau be kameros. Įdomus dalykas, kad gali nuskilt gabalas uolienos, nes ten tai yra nuskilęs. Nespėjau nufilmuot, bet žmogų išgabeno. Susilaužė, kuo bangos dėjo, tai susilaužė kaip ir nugarą, ką sakė bent jau žmonės. Tai nelabai pasisekė bičiui. Valgau tokius dalykus, paciflorus. Gamu kaip gerai, žinokit, energijai atsistatyt. Čia rūgštelė, vitaminų daug. Dar kelias minutės ir teks kopt atgal. Man ten gelbėtojas stovi. Tai kažkoks tai žmogus sakė nuo Alpo. Tai tikėtinai kvies ir vėl helikopterį, kad iškelt jį. Belekas iš tikrųjų. Nu, šiaip sudėtinga, nes labai karšta, o kopimus patys matėt, tai tokio statumo realiai. Tai sudėtinga. Aš gerai palisėjau, tai manau pavyks įkopti. Nu tai ką, pasimatysim viršūnį, arba ne. Ką, leidžias. Kylu. Vienas vaikas verkia gulėjo. Ir dabar viena moteris sėdi šalia manęs.
Tai realiai, не показуjem. Tai Lenkija. Žiūri, sėdi, ilsisi. Sako, kaip viskas tvarkoja? Sako, jo, viskas tvarkoja. Tik žiūri, akys į viršą pakilo ir atsijungia. 3 kartus atsijungia. Tai dabar ilsimės kartu ir kopsim toliau. Bliamba, bet žmonės kaip pavaro. Nes čia vidutinio amžiaus dar moteris, tai reikės dabar pagelbėti. Nes ryšių čia visai nėra. Wszystko dobrze? Jest. Możesz mi to schować, żeby przypiąć do plecaka, żebym nie musiała nieść? Dobrze. Dziękuję. Oi, išprotėti žmonės. Karočią. Lenkinu Alpų 3 kartus. Varau vyro jos ieškoti. Ir kvies dar vieną pagalbą. Blecha žmonės tai ekstremalus. Viena amžiui dar kokie 5 metų plius. Prieinu prie jos. Žiūriu. Pasisveikinu. Žiūriu akis tik. Į viršų įsilenkė. Ir viskas yra atsijungiu. Gerai, kad aš priėjau. Tai būtų į priekį nėrus su kakta. Bliamba. Tai dabar reikės susiras dar vyrą. Nešikt. Van kiek dar. Gerai, kad dar susikalbėjom. Lenkija. Tai dabar gydų teks jiems ieškoti, kad užkeltų ją iš šito kelio. Tai dievai. Pats neturėjau jėgų lipti, o dabar kaip pamačiau, kad moteriai jau pizdė ten, tai atsirado jėgų pagelbėti. Reikia tiem papalaikyti dabar. Gelbėjimo operaciją dylinam. Bliamba nesveikai iš tikrųjų. Tai varės gelbėt. Viskas palikau Lenką. Tai dabar kvies 2 žmonės ir gelbės, nes aš kaip bičia pačiai buvau. Galvoju, kas ten reikia? 10 kartų reikia. Ir aš nesupratau, kas ten. O ten moteris tą tiesiog reikia. Bliamba, žinokit, jeigu jaučiat, kad nesat labai stiprus, tai žinokit, geriau nelipkit. Nes aš dar tempą padidinau, tai prakaitas tiesiog žliaugia. Prieš tai dar, kai aš gal liko, tik pradėjau lipti, tai gal 20% įlipau. Nu toks biškis stambokas, bičiukas, visas juodai apsirengęs, su kelnėm, su džempu, tiesiog įsitiesęs, guli, realiai ir verkė, kaip. Aš sakau, kaip tu, daviau vandens atsigert, ta sako, eik tipo iš čia. Bliamba, nesveiki žmonės. Tai, tada pamačiau, kad jo gydas eina jo gelbėti, nes sakė, kad ale kaip kojas susižaloja. Bliamba, bet hardcore'inis šitas kalnas, kai ant pietų lipt. Sėsiu dabar valgyt, bet gerai, kad Lenkijai dabar bus gerai. Nes pasakiau, kad lauktų sėdėti, o tą dar užsispyrusi sako, ai, lipsiu toliau. Sakau, kad tu durnas, pagailėt geriau ten 100 eurų susimokėt, nu kur ten 100 eurų ten, po 10 eurų duos gelbėtojams ir tie bus patenkinti. Tai tegul išgelbėj, nes jeigu ten nusiridensi, nuo uolos, tai ten pizė bus. Reikės sraigtasparnį tikrai kviestis. Ką varau dabar valgyti ir sėtis, nes blecha šakis. Va, sutikau Lenkaitę, kurią buvo atsijungusi, va, tai dabar sako, norėjo nuotrauką pasidaryti, va, išgelbėjom. Mój wybawiciel. To jest mój wybawiciel, słuchajcie, ten chłopak. Kokiais keliukais reikia važiuoti, kad pamatyt nuostabius vaizdus. Ai va. Smagiai čia ta žolytė pasėta. Šitai pavojingai uolienos tokios.
langus daužosi tik konkrečiai, blama. Visas šlapis, fainai atsigaivinti. Tai čia, manau, pakimarinsiu, gal saulę palydėsiu ir važiuosiu namo į viešbutį. Galbūt pagulėsiu, pamiegosiu, saulės palauksiu, nes 2 valandas iki saulėlydžio buvo. Tai saulė pasislėpė, o atsikėliau kaip tai muzikis žiauriai pradėjo groti. Žiūrėkit, žmonių susirinka nemažai. Tai realiai sumažė pasidarė, saulės nebesimato, tai sakau, nelauksiu, varau link viešbučio, nes dar 1 valandą kelią liko važiuoti. Bet graži vietelė. Žiūrėkit, Maksimo, kai gražiai vieteliai sustojau pavalgyti. Na, žinokit, liko dar geras pusvalandis iki viešbučio. Stojau galvau pavalgysiu, nes maksimum galvą skauda. Atrodo daug skysčių ir gėrių, tai tikėtinai mane tas dinozauras palaužė iki galo, nes maksimkumas buvo lipti ir nulipti į jį. Tai, manau, su jumis atsisveikinsiu, tai ačiū, kad žiūrėjot. Diena buvo įspūdinga. Atrodo, lyg 2 dienos į 1 dieną sulindo, nes visko tiek važiavau, žiūrėjau, dariau. Tai, na, bus ką prisiminti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir ką, iki kitų kartų. Iki.